out of my plate. My plate. Thank you. Thank you. Nu, nevalyk nuo žemės. Kas sutvarkės? You. Labas rytas, sveiki atvykę į 4. vlogmo dieną. Šiandien, žinokite, bent jau truputėlį, atrodo, tikrai jaučiuosi, kad išsimiegojau, bet atsikėliau su tokiais 2 spuogais dideliais, kad oi. Nors ir vakar jie jau buvo, bet šiandien, man atrodo, aš tą kremą naują pabandžiau, tai juos apmalšino, vienas iš viso sprogo, aš šitą naudoju. Na, žinokite, geras, nesakau, vienas pagelis netgi susprogo, nes taip niekada nebūna ir čia liko dabar tokia žymė, nu, bet užsidėsiu dar, nes rašo, kad galima naudoti 2-3 kartus netgi į dieną ant spuogelio, tai manau, kad kodėl ne, užsidėsiu dar ir tie spuogeliai dings pas mane, šiaip veidas visai gražus, sakyčiau, pas mane šiandieną. Vakar, žinokite, kai buvau tam parade, nusistačiau kamerą, kažkaip kitaip. Ir dabar nežinau, ant kokio nustatymo jinai buvo. Ir dabar nežinau, ar taip pat filmuoja, ar ne taip pat filmuoja. Nelabai suprantu. Nes pirmas, kai buvau nusistačiusi, tai labai gerai filmavo. Man labai patiko kokybė, viską. Ir neatsimenu, ant ko aš buvau nusistačius nušakęs. Vėl dilema, ką pusryčiams gaminti. Čia pas mus kiekvieną rytą taip yra, nes aš, ką jau man pusryčiai yra sunkiausia, nes man nepatinka valgyti kiekvieną dieną tuos pačius pusryčius. Vakar, ką čia valgiau, vakar kiaušiniai buvo. Vakar dar prieš miegą nusimaudžiau, žinokite, nes prisidėjau netikro įdėjo. Čia truputėlį mačiau kažkur pliemas yra, bet nesimatys nieko tokio. Norėjau anksčiau nueiti miegoti, tai gal kokį pusę valandos, žinokite, anksčiau ir vakar nuėjau miegoti. Nes nežinau, vis tiek labai ilgai keliasi tie video man, nors aš juos užbaigiu suredaguoti anksti, įkelti, dėja, užtrunka. Pažiūrėkite dar kokia faina spalvytė, tokia žalia, kaip įpakavimas. Nu, kaip ir kiekvieną rytą. Aš esu ready, einu daryti pusryčių. Na, vaikai jau spalvina savo bulbokus. Drugelis koksai gražus, ne? Ir mėslinis turi vorą. Ir po to, žinokite, blizgės. Kai išdžius naktį, savo kambarį galėsit padėti ir jie švies. Tamsoj. Taip. Šiandien easy peasy pusrytukai vaikam. Kartais ir taip būna. Vaikai mokykloje, pas mane jau yra beveik 12, nieko net nebefilmavau po mokyklos, nes jau išsiplautų galvos, galvau, kad net neplausiu tos galvos, bet žodžiu, jau apsisprendžiau, kad šiandien nebefilmuosiu jokių video filmukų, nebent vieną aprangėlę, nes suplanavau važiuoti į Ikea, tai važiuosiu į Ikea, dabar purškiu tiesiog ant plaukų šitą Milkshake, Incredible Milk 12 Effects Leave-In Treatment. Žinokite, šitas man taip pradėjo patikti, taip skaniai dar kvepia.
tokiais riešutais, žiauriai. Palieka plaukus tokiu švelniu, žvilgančius, nu labai labai gražus plaukai būna po šito. Šitaip atrodo tas milkshake leave-in treatment. Bet labai patinka. Kvapas tai labiausiai turbūt patinka, bet tikrai labai labai suminkština plaukus. Nu, nerealiai. Jo, šiandien taip džiaugiuosi, kad gal išsiploviau. Tai pasidarysiu makiažą ir lėksiu į Ikea. Labai noriu užbaigti jau tiek Milanos, tiek Meisio kambarį, bet aišku, aš žinau, kad dar neužbaigsiu, reikia vis tiek Milanos kambarį dar pabaigti dažyti, nes nedažiau. Tai važiuoju į Ikea pasižiūrėti spintelę, kokią noriu Milanos kambaryje padėti. Ir šiaip kažko pasivaikščioti, pasižiūrėti, gal kažką atrasiu, pasižiūrėti idėjas vaikų kambarių, nes ten visą laiką labai gražiai būna viskas padaryta, papuošta, sudėta. Tai va, tokie mano yra planai, šiandien vaikai bus pas tėtį, taip aš turiu laisvą vakarą. Pasidarysiu makiažą dabar. Visą laiką manęs klausėte, kokį aš makiažą naudoju ir ką naudoju visam savo veidui. Aš šiaip esu tikrai ne vieną kartą rodžiusi, bet taip, visą laiką keičiasi produktus, kitokius atrandu. Tai pirmiausia, vienas dalykas, kuris man labai patinka, tai yra šitas Charlotte Tilbury Magic Cream. Šitas labai fainas prieš makiažą. Nežinau, man tiesiog patinka ir kas svarbiausia, dar kad turi SPF 15. Truputėlį nedaug, bet žiemos laikotarpiu tikrai užtenka. Dėti pudrą ant šito kremo man labai labai patinka. Aš tik tai neseniai užsidėjau dar savo serumus, nors ryte dėjau, bet dabar vėl užsidėjau šitos savo serumukus ant veido ir po paakiais. Pirmiausia, ką naudoju? Concealeris, kurį aš naudoju, tai yra šitas Be Perfect. Man šitas patinka. Ką pastebėjau su šituo concealeriu, tai kad jisai yra full coverage ir, kas svarbiausia, jisai taip nesubėga į raukšleles kaip kiti concealeriai. Na, aišku, aš ir dar naudoju pudrytę iš tos pačios kompanijos. Tai gal dėl to taip man nesubėga, labai gražiai užsimaskuoja iš tikrųjų. Tai toliau naudoju šitą Maybelline Superstay pudrytę. Ir ją maišau su Rimelio, kuris irgi turi SPF. Ir taipogi Niacinamide yra su hialurono rūgštimi. Nu, man labai patinka. Kažkas man mačiau rašė komentarą, kad dėti geriau yra ant rankos ir tada dėti pudrytę paskleisti ant veido. Man, žinokite, nepatinka dėti ant rankos. Nežinau, dėl ko man tiesiog yra labai nepatogu. Atrodo, po to reikia tą ranką eiti nusiplauti. Žodžiu, šitą pudrytę gerai užsideda ant veido. O šitą aš dabar dedu ant... Va, kaip sunkiai su ją reikia... O šitą dedu ant šeputėlio. Ir tada va, tai va, pamaišau. Vakar užsidėjau netikrą įdegio, tai šitą pudrytę turėtų būti man dabar kaip tik. Bet užsidėjau netikrą įdegį, vakare nusimaudžiau. Bet su rankom, pasižiūrėkite mano rankos, jos biški skiriasi, nors aš šiandien ryte uždėjau truputėlį dar ant šitos rankos, nes šita buvo visai kitokia negu šita. Nežinau, ar dabar jos susivienodino, ar ne. Nes vis tiek aš užsidėjau tą netikrą įdegį. Ėjau plauti ten rankas, kažką vis tiek dariau. Ir negalima iš karto, nes taip nusiplauna, tada viena ranka būna labiau ruda, kita ne. Nu, taip truputėlį ryte dar uždėjau ant šitos rankos, tai man atrodo, nu vis tiek nesusivienodino kažkaip tai. Nu, bet nieko, nėra toksai jau baisus skirtumas. Ar dar jums pasakyti tai, kad žinokite, labai labai dėkoju jums už visus komentarus, jūs ten viską laikinat tiek Instagram'e, tiek TikTok'e, žinokite, aš viską matau. Tik tai neturiu laiko visiems atrašyti, nes sakau, aš bandau ir filmuoti, ir čia jums, ir TikTok'us. Jūs turbūt mane turėtumėte ir taip suprasti vien dėl to, kad aš dažniausiai labai mažai filmuoju YouTube'ui video, dėl to, kad aš susitelkiu visą dėmesį į savo TikTok'ą. Tai dabar man reikia daryti abudu taip kiekvieną dieną, tai čia yra biški, didelis darbas ir dar aš turiu vaikus, turiu ir dėmesio jiems skirti, tai negaliu aš sėdėti ir dar visiems atrašinėti. Bet po vlogmo, kai gal turėsiu daugiau laiko, tikrai pereisiu per kiekvieną komentarą. Ir tai dabar bandau pereiti per kiekvieną komentarą, palaikinti bent jau, kad jūs žinotumėt, kad aš tikrai juos matau ir skaitau, nebijokite. Toliau, bronzerį šlapę naudoju, tai naudoju šitą BFF Frosting bronzeris. Man šitas labai patinka. Nežinau, ar galima jį kažkur nusipirkti Lietuvoje, bet... Anglijoje galima iš TikTok'o nusipirkti. Labai gražiai įsiblenduoja, kas man patinka, kad yra tikrai tokia ryški ruda spalvytė. Man ypač šitas patinka, kai aš esu labai įdegusi, pavyzdžiui, po atostogų aš nenaudoju pudros, tai užsidedu šitą, labai labai gražiai dar pagyvina to veiduką, duoda to kontūravimo, nerealiai. Bet šita, nežinau, šitas bronzeris, tai jisai gal jau kokius metus laiko jį gal naudoju. Labai labai ilgai išlieka.
čia tiek daug tos produkcijos yra. Toliau naudoju šitą concealerį, jau rodžiau. Po akim negailiu, aš niekada, žinokite, aš makiažo niekada negailiu, nededu aš ten truputėlį. Nemoku netgi, man tada visai geriau nedėti nieko. Na ir užmaskuoti paakius ir šiaip veidą truputėlį naudoju irgi iš Be Perfect šitą pudrytę. Labai labai fainą spalvytę, man atrodo, yra vanila. Taip. Ir pakuotė atrodo štai šitaip. Patinka, jinai turi kažkokio tai blizgesio. Turi blizgutį kažkokį tai, visą laiką aš matau blizgą jinai, bet taip gražiai užmaskuoja man paakius. Oi, truputėlį per daug pridėjau. Susitvarkysim, bus gerai. Va, man dar kas labai patinka, kad jos gal daug uždedi, bet jeigu tu taip tapšnoji visą laiką po akim, tai jinai kažkaip, nežinau, įsigeria į tą veido odą ir nebūna jinai tokia balta. Va, koks skirtumas, matote? Ta prasme, čia su pudra, o čia be. Didelis skirtumas. Tikrai, jeigu nenaudojate tokios va pudrytės, naudokite. Dar, kuri man labai labai gera, tikrai su šita, tai jūsų makiažas niekur nejudės, niekur nenusivalys. Tai su šita Superstay iš Maybelline, bet naudokite va tokią kempinėlę. Va šita va. Šita irgi nereali, aš ją po to naudoju ant viršaus. Bet jeigu kažkoks vakarėlis ar kažką, man tik reikėtų nusipirkti šviesesnę truputėlį dar spalvą. Jeigu kažkoks vakarėlis ar kažkas, nusakau, šita pudrytė yra kosmosas, taip išblurina visą veidą, kad oi, labai labai gera. Čia yra tikrai nuoširdį rekomendacija iš manęs, nes aš šitą naudoju, čia mano gal yra 3 ar 4 pakuotė. Aš kai ją atradau, čia yra kosmosas. Jis labiau yra tokia maskuojanti, negu fiksuojanti, sakyčiau netgi. Toliau bronzeris. Naudoju šitą iš Douglo, aš jau nežinau, kiek laiko irgi šitą turiu. Va toks va, man patinka, nes primena Egyptian, kažkokia ten pudrytė būdavo, ar taip sakau, ar ne. Labai primena tą pudrytę, man šitą labai labai patinka. Ir aišku, aš dabar kartais dar naudoju šitą Sculpted bronzerį. Šitas fainas labai bronzeris, jisai toksai matinis, be blizgio, be nieko, iš Bella Mianta. Perinu, užfiksuoju, kad nebūtų tų pudros linijų. Ir taip pat su ta pačia spalvytė po apačią. Čia mano toks dieninis kiekvienos dienos makiažas. Atrodys gal jums, kad ir labai daug, bet kai aš dažausi, aš kitaip nemoku. Kai vasara, tai yra kitas reikalas. Aš tikrai dedu mažiau yra gražiau vasara, žiemą, tai ne. Daugiau gražiau yra žiemos laikotarpiu. Ir be ko aš negaliu gyventi seniau, aš nežinau, prieš kiek čia laiko pradėjau naudoti tą skaistalus, kada pradėjau naudoti, tai nežinau, bet be skaistalų aš niekaip. Aš naudoju Pixi, paletė yra Honey Nectar ir naudoju spalvytę, man atrodo, Honey. Labai labai graži spalvytė. Ir ko aš negailiu. Negailiu skaistalų, va to tai tikrai. Toks mano yra makiažas, dabar galvoju, ką dar neuždėjau. Neuždėjau fiksuojančios pudrytės šitos, tai šito dedu po visą veidą. Na ir veidą visą užfiksuoju su drėkinančiu purškikliu. Tai šitas, man šitas labai patinka, labai labai skaniai kvepia ir dar duoda tokio gaivumo ir blizgio veidai. Na ir tuomet tiesiog tušas paprastas iš Pixi, aš belė kokį tušą galiu naudoti, man visi tinka, tik tai turi galas būti toksai. Man tik tai tinka tokie va stori galai, ploni, man labai nepatinka, nes atrodo net neišdažo tų mano blakstienų. Ir pieštuką lūpų naudoju iš Beriem Toast, jau labai daug metų naudoju, kas mane sekate, tai tikrai žinote. Makiažas dan, dabar liko plaukai. Aš turiu tą naują džiovintuvą iš Beauty Works. Aš labai norėjau šitų šukų, kad galėčiau taip susisukti plaukus ir džiovinti. Žiūrėsim, kas čia man gausis. Noriu padaryti didelės bangas. Žiūrėsim, ar man čia kažkas gausis ar ne. Mano naujas džiovintuvas. Kokius gražus, ką? Prisisukit garsą. Bandysim. Jeigu nepatinka toksai garsas, sakau, prisisukit garsą. Nežinau, ar man čia kažkas gausis, nelabai aš moku su viena ranka taip. Nu, žiūrim toliau.
man taip atrodo, ar jos dar daugiau suveria? Žodžiu, čia tik tai kirpėjom toksai dalykas man nesigauna. Labai išsipūtę plaukai, aišku, atrodo. Bet atrodo, kad tiek aš tų plaukų turiu. Bet nesigauna tai, ko noriu, kad gautųsi. Kutvela. Grina kutvela, aš čia būsiu, o dieve kaip suvelia, žinokite, prie šaknų labai suvelia plauką. Tiek apimties, jo, duoda labai daug apimties, bet nieko gražaus čia neduoda. Kaip jiem. Bet nėra garbonų jokių. Taip. Čia bandysiu iš naujo. Nu va, pasimokinsit kartu su manim daryti blow dry savo namuose. Čiūčela, aš čia būsiu. Prifilmavau aš čia jums, kaip darau savo plaukus ir makiažą, tai ojojoj. Nu, gerai, viskas, einu rengtis, nes išvažiuosiu į tą Ikėją, tai nežinau kelintą valandą, jau yra 12:30. Ką, susiruošiau, lėkiu į Ikėją, nežinau, ką šiandien visą dieną veikiau, dabar yra 1 valanda, ta prasme, taip greitai praėjo tas laikas. Aš turbūt ilgiausiai ruošiausi ir galvojau, ar važiuoti, ar nevažiuoti į tą Ikėją. Ir dabar sugalvojau, kad važiuosiu. Žodžiu. Nežinau. Važiuoju labai vėlai. Šiaip galvojau, gal rytoj važiuoti nuo pačio ryto, bet, nu ką, važiuosiu dabar ir po to aš įstriksiu į trafiką važiuojant namo. Nu čia ir taip aišku. Ir dar man reikia kūro prisipilti. Tai važiuoju kūro prisipilti, dar nieko nevalgiau, ryte pusryčius pavalgiau. Noriu kažką pasimti dar ir pavalgyti. Važiuosiu iš tikro geriau į Ikėją. Simsiu viską, ką man reikia ir tada galvoju, kažkur ten prie Ikėjos visą laiką yra McDonald's, dar kažką, tai kažką nesveiko šiam pasimsiu. Bet va, pasiruošiu, nu, visai neblogai tie plaukai atrodo, labai išpūsti atrodo. Lėkiu, noriu tą spintelę paimti Milanos kambarį. Jinai, man atrodo, yra gan ilgoka. Tai net nežinau, ar man tilps į tą mašiną. O jeigu ką, tai statysiu, lenksiu sėdynę, dėsiu į priekį dziną. Aš čia kažkada iš Ikėjos irgi spintą parsivežiau ar kažką. Neatsimenu dabar, ką aš čia vežiau, kažką labai ilgo vežiau, bet įtalpinau mašiną, nuleidau sėdynės, tai įsikišo į tą mašiną. Viskas, lėkiu, reikia pirmiausia kūro prisipilti. Atvariau į Starbucksą kažką užsakyti. Nesu iš Starbuckso dar šiais metais jokios kalėdinės kavos nei gėrimo pasiėmus, tai kažką pasimsiu dabar. Hi, what's the service? Can I get it for you? Hi, can I get a caramel waffle latte with the caramel waffle muffin, please? We've only got blonde roast or decaf, like we don't have the usual espresso. Yeah, I want less caffeine. Maybe not blonde roast. Yeah. Can I go then for fudge brownie hot chocolate, please? Or do you do actually the white chocolate? We do a white hot chocolate. Yeah, can I have that one, please? And can I get that Christmas tree brownie as well with it, please? Tree brownie. Are you having cream on your white hot chocolate? Yes, please. And marshmallows as well. We don't have marshmallows, I'm afraid. Okay, no, that's fine. Just a Is that cream. everything for you? Yeah, that's all. Thank you. Sorry, found it really, please. Norėjau kavos pasimti, bet neturėjau kavos. Kažkokia dekafinė buvo ar dar kažkas, bet man per stipri, aš noriu, kad mažiau būtų. Nes negeriu jos. Bet labai noriu kalėdinio gėrimo. Tai pasiėmiau baltą, karštą kakavą, kuri yra labai skani, jeigu nesat ragavę iš Starbuckso White Hot Chocolate. Žiauriai skanu, aš praeitais metais irgi geriau. Labai saldu, bet man labai patinka. Ir dar pasiėmiau kalėdinę eglutę brownie. Hiya, what's the chocolate and the brownie? Yeah, that's the one. If that's the case. Lovely. Can I get a receipt as well, please? Sure. Thank you. And your brownie. Thank you. And there's that fire. Cheers. Thank you so much. Tikiuosi, man ta kamera neįsikraus, nors pakeičiau bateriją prieš išvažiuojant. Mano pirmas kalėdinis gėrimas šiais metais. Ir dar putų pridėjau, pažiūrėkit. Kaip skaniai atrodo. Žiauriai skanu. Wow. Paskutinį kartą šitą geriau
praeitais metais. Žiauriai skanu iš tikrųjų. Man kas patinka, kad dar nėra labai karšta. Tai gali iš karto gerti. Nu, pasižiūrim, kokį čia kalėdinį brownie mes gavom. Tikiuosi, kad skanus bus. O dieve, koks mažiukas per tą nuotrauką atrodo toks milžiniškas. Taip apgauna pirkėjus. Pažiūrėkite. Kokia faina kalėdinė eglutė. Paragaujam. Labai daug šokoladinių miltelių. Tų kakavinių. Jaučiasi. Bet skanu. Aš jau žinau, kaip mane išbers rytoj, kada šitą valgau. Oi, dėl to ir mane čia ir išbėrė. Nuo tų makaronų, kur aš dariau su kremu. Nes pieniškas produktas. Ir važiuosim tada iki po dar 10 valandų. Valandą laiko man iki tos akios važiuoti dar. Reikia ir pavalgyti. Nustačiau tą kamerą vėl. Kažkokio kitokio nustatymo, nežinau, ar keičiasi tie mano nustatymai ir tie video, ta video kokybė ar ne. Nelabai galiu pasakyti, kol į kompą neįdėsiu. Dabar atsistojau tiesiai tokių kiniečių restoraną. Aš atsimenu šitą kiniečių restoraną, ėjau, kai man buvo kokie 17 metų. Paskutinį kartą čia ir buvau. Dabar prieš daug metų, aš net nežinau, kad dar jie yra iš viso atidaryti. Pirmadieniais uždaryti rašo, nuo 5 iki 10 vakaro, eitų savam kiekvieną dieną. Atsimenu, kai buvau, labai skanu čia buvo. Nukės gal važiuotų dar kada. Aš viso labai retai dabar einu valgyti kažkur tai restoranus ir kažkur aš namuose valgau, nežinau. Nėra, atrodo, su kuo net eiti. Mano visus panašiai, daugumą mano draugių turi antrą pusę, tai jos turi ką veikti. Kitos dirba užsiėmusios tokiu laiku, kada aš galėčiau eiti, nu tai kažkaip mes ir niekur nevaikštam. Nu, tiksliau, aš niekur nevaikštam. Kartais su vaikais nuvažiuojam, tiesiog aš viena ir vaikai. Pavalgyti. Nežinau. Neturiu su kuo važiuoti niekur. Ta prasme, visada visur viena. Kažkas komentavote, kad linkite man susirasti vyrą gerą. Žinokite, aš nežinau, dėl ko to vyro. Nei vaikino, nei vyro, ta prasme, nėra pas mano gyvenime, aš su niekom ir net nebendrauju šiaip tai. Dėl ko nėra, tai žinokite, aš ir pati nelabai čia norėjau paskutinius kokius kelius metus vien dėl to, kad aš jau vieniša kiek bus jau virš 2 metų. Aš ir pati nelabai norėjau su kažkuom būti, aš norėjau viena būti, susitelkti tai, ką aš darau ir dėl to, kad susitelkiau, pasižiūrėkite, kur aš dabar esu. Man vaikinai trukdo. Aš negaliu susitelkti, aš tada daugiau laiko jiems duodu ir savęs nerealizuoju ten, kur aš noriu realizuoti. Bet dabar šiuo metu kažkaip jau paskutinius kelius mėnesius pradėjau galvoti, kad gal rimtai būtų faina su kažkuom būti, ypač kai tokie šilti sezonai, ta prasme. Ir šiaip ne dėl to ir atostogų kažkur varyti būtų faina, nes aš labai noriu keliauti, aš dabar niekur nesu būsiu nuo vasaros. Aš labai norėčiau keliauti, bet aš neturiu su kuo keliauti, o vienai su vaikais yra, kartais tikrai yra sunku, aš tikrai ne vieną kartą keliavau su jais viena, bet tikrai yra sunku vienai ir su vaikais keliauti. Būtų faina turėti antrą pusę, tikrai. Bet vėlgi, aš sakau tai, o jeigu pradėčiau su kažkuom bendrauti, aš žinau, kad vėl būtų taip, kad, dieve, tikrai man nereikia tos antros pusės. Kartais tai būna, žinokite, tikrai tai būna. Per tos kelis metus tikrai bendravau su keliais, bet niekur taip ir nedaėjo, tik tai iki žinučių. Ir viskas. Nu ir dar į kelis pasimatymus buvau nuėjusi. Mano toksai vienišas gyvenimas. Toks update'as apie mano santykius ir pažintis. Manau, kai bus laikas, tai tikrai atsiras tas žmogus, nereikia netgi ir ieškoti. Nes aš, pavyzdžiui, neieškau ir aš niekada neieškodavau ir pas mane į gyvenimą ateidavo tie vyrai. Savaime, ta prasme, nukrisdavo iš dangaus. Nes rimtai, aš niekada gyvenime neieškojau antros pusės savo. Tai ir tikrai nesiskundžiu, kiekviena antra pusė tikrai buvo gera savo
kiekvienas esame mes kažkuom geri, dėl to mes ir būnam su ta antra pusė. Bet aišku, po to, kai jau pažįsti daugiau tą žmogų, tu pamatai jo minusus ir supranti, kad kai kurie minusai tiesiog tau netinka ir tu nesusigyvensi ir nesusišlifuosi su tuo žmogum. Dėl to ir išeini. Vienas į kairę, kitas į dešinę ir išsiskiria tos santuokos ar draugystės. Tai dėl to man pavyzdžiui, draugystės dėl to ir nesiseka. Nes pradžioje vienas žmogus, o jau toliau po kelių metų pamatai, kad visai yra kitas žmogus. Tai, ir galbūt jau tu išaugsti, išbręsti, gal tau tiesiog irgi netinka, nes irgi ir man yra netikę daugas. Ir aš irgi nesu idealus žmogus, bet sakau, kiekvienas mes išaugame ir aš gal gyvenimą matau vienur, antrą pusę gyvenimą mato kitur. Tai dėl to ir neišeina man, aš nesu tas žmogus, kuriai pasisekė su antra pusė. Galiu pasakyti tai. Ateityje manau, kad tikrai, galbūt ir aš čia dabar sakau ir po to jūs žiūrėsite mano vlogus gal po kokių kelių metų ir sakysit, va, ką tu sakei ir va dabar turi savo gyvenimo meilę. Aš tikiu, kad man gyvenimas yra paruošęs gerą partnerį. Va tuom tai aš tikiu, dėl to aš ir jo neieškau. Bus kaip bus. Ateis pats. Tai va, viskas, lekiam į Ikea. Na ką, pagaliau Ikėjai, bet noriu pirmą į tualetą, reikia susieškoti tualetą ir nueiti iki tualeto. Nežinau, tie tualetai, susieškosim ir nueisim iki tualetą ir pasižiūrėsim, kas gero yra Ikėjui. Jau kalėdiniai papuošimai visur, o tualetas kur tu neįsivaizduoju. Kur tualetas? Nežinau. Čia. Labai noriu naujų lėkščių ir neapsisprendžiu, kokias paimti. Šitos yra naujos, kiek suprantu. Čia yra ir tokios, ir tokios. Nežinau, patinka ir nepatinka. Šitas lėkštutas yra gražus. Bet dar man ir šitos patinka, bet žinau, jos tokios kaip šunim valgyti. Nežinau, gražus ir šitos. Ir dar, čia man irgi patinka, šitos irgi gražus. Toks atspalvis panašus kaip į mano spintelę. Bet tokie indeliai, man tai indeliai nelabai. Nežinau, va, kaip atrodo. Bet graži spalva. O lėkštas tokios, čia didesni dubenėliai. Čia makaronam kokiem. Nėra jau išpirkt, yra. Nežinau net. Yra ir mažas lėkštutės, bet mažų man tikrai nereikia. Šitie dubenėliai. Gal dubenėlius pasimtų. Bet jie tokie makaronam labiau, sakyčiau. Šitie irgi panas, 6 svarai. Visai pigiai. Nežinau. Kitą kartą. Negaliu apsispręsti kitą kartą. Keliaujam susimokėti. Dieve, tu mano krapšas toksai sunkus. Dar iki mašinos turėsiu užnešti kažkas tai viršų, nes aš neturiu. Čia negalime pasimti. Einu dabar į kasą. Tos dėžės tokios sunkios, bet susikrovau, viskas okei. Buvau pasiemus dar ekstra 2 pagalvės, bet žodžiu padėjau atgal. Galvoju, nereikia, vėliau nusipirksiu. O šitą spintelę tai nežinau, kada aš ją dėsiu. Reikia pirmą Milanus kambarį nudažyti. Ir tai dar trūksta. Čia lempą nupirkau, pagalvę nupirkau Meisino kambarį. Žodžiu, o dabar, man atrodo, aš važiuoju visai net ne į tą pusę. Jo, su jumis kalbu. Važiuoju atgal į showroomą. Tai varom prie kasos.
Aš nežiūrėjau, kur čia varyti. Apsipirksim. Be to šitą spintelę pasiėmiau dar brangesnę, negu norėjau imti, bet aš neįsimatavau to kambario. Atvažiavau, neįsimatavau ir nežinau, ar 100 šiam, tai nežinau, ar 100 šiam centimetrų ten užteks, ar bus per mažai vietos. Bet galvoju, jeigu 100 šiam tikrai telps, nes lova yra apie 107, man atrodo, ar 108, bet tilptų, tai tilptų, ta pigesnė tokia, nu ten 245 kainuoja. Kita tokia spintelė. Bet aš galvoju 100 šiam, jeigu aš ten uždėsiu, aš tada negalėsiu jokios kėdės ar kažko padėti, aš noriu dar kažką padėti į kampą gražiai, ar kėdę, ar kažkokį tai tą supynę, man irgi kažkas rekomendavo, nu nežinau, kažką noriu dar padėti ir nežinau ką, tai galvoju pasimsiu šito 120 cm, šita yra trumpesnė truputėlį, tai man tada liks tas kampas tuščias, nežinau. Nu, dar čia turbūt po kalėdų tik tai darysiu, nes pirmą noriu nusidažyti viską ir tada tik tai dėlioti. Nusidažyti sienas, tai galvoju, gal kitą savaitę, žinok, turbūt dažysiu kitą savaitę. Čia dar atėjau pažiūrėti, ko čia gero yra. Žiūriu žaisliukai, kalėdiniai dalykai. Kas čia nais? Nieko daugiau gero. Jo, nes aš noriu sudekoruoti vaikų kambarius normaliai, viską paruošti ir tada galbūt greitai jums parodysiu, kaip viskas atrodo. Einu pažiūrėti dabar, kur čia yra. Yra kamaliukas. Bet ir taip jau tokių pagalvių mes turim pilną. Bet šitas fainas, nu, kaip dekoratinė, kaip dekoro detalė, čia labiau negu žaisti. Šitie miškinai fainas, bet rudas. Galėtų būti baltas, nėra balto. Šitie nukainuoti 4 svarus. Kainavo daugiau. Šitas va fainas. Labai didelis. Viskas, einu susimokėti ir lėksiu namo, nes jau kiek valandų. Oi, ne tą pusę žiūriu. Oho, jau greitai 5 bus. Kelias valandas prasivaikščiau čia. Nu jo, laikas žiauriai greitai eina. Varau, susimokėsiu ir lėksiu namučio. O dabar kaip sudėsiu į mašiną, tai oi, nežinokite, žiauriai sunku. Atvariau į McDonald'ą pasimti Big Mac'ą. Nes labai noriu valgyti. Užsisakiau kaip ir visą laiką. Apšvietimas gali būti gan prastas, nes tamsu laukia, o nenori jungti mašiną iš šviesos, nes visi žiūri visą laiką. Tai pasiėmiau Big Mac mealą, mano mėgstamiausias. Bulvytės kokias geras. Pasiėmiau dabar daro tuos kalėdinius sūrius. Pažiūrėkite, kokie jie gražus. Ir hulė, kai aš juos visada jamu, tai žinokite, jie būna sausi. Neiškepę. Kai valgo padažas sweet curry. Jo, hulė, kai aš, pavyzdžiui, McDonald'ą pasiėmu ir šituos sūriukus pasiėmu, tai jie visada būna tokie, nu, nesūriai. Šitas toks pat kaip hulė. Aš vieną kartą važiavau į Londoną ir buvau užsisakius tokių ir jie netgi, žinokite, tai va tempėsi, va tada tai skanu, oi, reveal. O, koks geras, pasižiūrėkit, eik tu savo, nu, wow, šakės. Nu, bandom. Pasako. Tiesiog pasako. Neseniai grįžau namo, parvažiavau tamsų liebelę kaip lietų, žinokite, žiauriai šaltas oras, bjaurus oras tiksliau. Viską palikau mašinoje, na, pasiėmiau ką galėjau, bet visas dėžas, spintelę, tą visą, kurią nusipirkau, palikau mašinoje. Nu, manau, jeigu pradėsiu prieš kalėdas, tai tikrai per vlogmą pamatysite, o jeigu ne, jei šį mėnesį nepradėsiu, tada vadinasi po naujų pradėsiu kambariuką daryti tiek Milanos, tiek Meisono. Užbaigsime kartu. O ką nupirkau, tai nupirkau šitą debesėlį, čia lemputė yra. Tada čia bus Milanos kambaryje, taipogi nusipirkau įrankių medinių, nes pas mane buvo ten tokie plasmasiniai, man atrodo, iš Timų ar Sheino, bet man kažkaip jie nelabai patinka. Tai nusipirkau šituos. Tai reikia dar kažką nusipirkti, kur galėčiau juos įdėti ir gražiai padėti. Nes nenoriu laikyti stalčiuje ir tada nupirkau šitą pagalvę, kokia faina pagalvė. Bet jos yra labai brangios. Aš savo kambaryje turiu 2 pagalvės, kuriom gali padaryti
Taip, va dėl to man jos ir patinka. Visos pagalvės pas mane ant sofos, tu taip nepadarysi, o šitos minkštos, pūkuotos, jos labai brangiai kainuoja. Tai šita eis pas Meisoną į kambariuką, dar balta juoda, jo kambaryje labai gražiai atrodys. Norėčiau tokių daugiau pagalvių ant savo sofos, bet, nu, jos yra tokios brangios ir aš turiu tiek pagalvių, aš turiu, va dabar va, yra 5 pagalvės ant sofos. Tai atrodo, nu, 2 pagalvės nuperkiau 30 svarų, tiesiog neapsimoka. Gal kažkada, kai šitos susidėvės, nes dabar, nu, tikrai yra geros naujos pagalvės, nėra reikalo netgi jas keisti, tada nusipirkau šitą. Man patinka valyti sofas, visus velvetinius paviršius su juo, visas dulkes. Labai, žinokite, gerai surenka ir taipogi rūbams. Tada nusipirkau tokį užkabinti, nu čia jau viskas supakuota, tai neparodysiu. Pamatysite užkabinti, čia nais kabyklą tokią paėmiau, ai va, čia yra, jeigu užfiksuos, va, tokį paėmiau, medinį, ant Milanos kambario pakabinti, kad galėtų savo halatą užsikabinti, nu tiesiog dekoro čia labiau detalė yra. Ir šitą lentyną knygų paėmiau, va, irgi yra paveiksliukas, lentynėlė knygom. Lentynėlė 15 svarų kainavo, šitas irgi 15 svarų kainavo. Nemažai išsileidau, atrodo nieko nenusipirkau, išleidau tikrai nemažai. Šiandien ir užbaigsime dieną, einu redaguosiu jums šitą vlogmą, keliu iš karto, jau žinau, kad eisiu miegot labai vėlai, nes dabar yra kiek dabar yra 9 valandos beveik. Tai aš dar prasidėjau su draugė, pakalbėjau per telefoną, tokias kelias valandas, nes grįžau tai tikrai prieš 2 valandas, nu tai va, dar tuo laiku, kol kalbėjau, sukėliau viską į kompiuterį, visus failus, tai einu pradėti redaguoti ir kelti šitas vlogmas, tai šiandien bus labai vėlai jaučiu įkeltas, bet bus įkeltas ir jums sakau iki, bet to labai ačiū už jūsų komentarus, ta prasme, wow, jūs esate tokie aktyviai, aš negaliu patikėti, bet jo. Super mergos, labai gerai varote. Man tikrai duodate labai daug motivacijos kurti jums YouTube filmukus. Šitą vlogmą daryti tikrai duodate labai daug motivacijos. Ir dar šiaip ko nesuprantu, tai kodėl aš nematau lietuvių. Niekas nedaro vlogmą? Ar visi daro užmokamą kontentą? Nu, man tai keista yra, kad už pinigus daryti vlogą. Kiekvienais metais visi darydavo, aš atsimenu, prieš 5 metus, tai tiek youtuberių lietuvių darydavo. Dabar niekas. Gal mačiau vieną, man atrodo, ar 2 žmonės, kas daro. Kas atsitiko jums, žmonės? Baikite būti skupus. Tikrai gyvenimas pagerės. Nebūkite skupus. Nereikia viską už pinigus daryti. Patikėkite manim. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime rytoj. Iki.